Pirmasis vyrai klausimas toks. Sveiki vyrai, ką kiekvienas pasveikinote kovo 8-osios progą? JM. Aš galbūt galėsiu pradėti, kad pirmiausiai pasveikinau savo merginą, o antrą taip pat turėjau kovo 8-osios vakare koncertą Raseiniuose ir koncerto metu pasveikinau visas tenai esančias merginas. Wow. Aplodismentų vertas. Tai aš visų pirma, tai aš nesveikinau, nes merginos neturėjau. O visų antrą tai pasveikinau tetą, draugę ir išdalinau kartu su direktoriumi darbė 170 tulpių moteriam. Nu, mūsų toks kolektyvas ten. Ir gyventojų, ir darbuotojų, tai buvo tokia istorija. Gal patikslink, kur tas darbas, gal kas neskaitė, nežinau. Tai dirbu senelių namuose. Senevita vadinasi. Senevita. Taip, ten ir dalinam tas tulpes visas. Aš pasveikinau pirmiausiai tai grupiokę savo su grupės draugais ir paskui likusias moteris, merginas, kam pavyko, ką pasveikinti, tai pasveikinau. Vardais gal nesakysiu, nes nieko nesakysiu. Ai, dar mamą pasveikinu, per telefoną. Mama, sesė, tai. Kadangi atsakėt labai neišsamei, tai kitas klausimas, kurio klausė Roberta. Kam tulpes dovanojote, o ką prie širdies glaudėte? Kam tulpes dovanojote, o ką prie širdies netgi glaudėte? Aš vakar buvau išties labai užsiėmęs, tai nelabai turėjau kada glaust ką nors prie širdies. Tiesiog dovanojam tulpes. Taip įdomiai nuskambėjo klausimas iš tikrųjų. Neturiu aš, tai pavyzdžiui, ką glaust prie širdies dabar, tai neglaudžiu. O tau buvo už daug kilometrų, ne širdies draugai? Nu taip. Nu, nei vienas neglaudėm, reiškis nieko. Ai. Apie šį rytą klausimas. Kaip sugebėjote taip anksti atsidurti Vilniuje? Ar tikrai nepažeidėte kelių eismo taisyklių skubėdami į konferenciją iš Klaipėdos? Kokio automobiliu atvažiavote? Ar turite savo firminį autobusą? Klausė Tomas. Taip, kelių eismo taisyklės, greitis ir autobusas. Šiaip norint neviršyti greičio, aš manau, reikia atvykti į Vilnių iš vakaro. Taip mes ir padarėme. O automobilio markės gal neįvardinsim. Tai įprastas automobilis. Nu, žodžiu, nuo kurio važinėja su tokiais automobiliais, važinėja visi gatvėse. Prisipažink, kad miegojai tik 3 valandas šiąnakt. 2 gal. Nes vakar turėjai koncertą 2. Ir buvai pakankamai pavargęs. Taip. Kėlėme 6 valandą. Bet ryte. Tu tai miegojai. Nu, 6 kėlio. Bet Nu, miegojai. žodžiu, ne dialogas, bet... Grupės autobuso neturim dar. Ja. Davidui iš tikrųjų teko atkentėti kelionę, nes mes tai su Haroldu Vilniui. Jokių problemų. Citroen Xara Picasso, visai gerai būtų. Tai 3 mes tokias planuojame pasimti. Ačiū, kad... Polgos. Kitas klausimas. Nors Picasso vaikinai nuotraukose demonstruoja seksualius kūnus, nors fotografuojasi tarp neapsirengusių merginų, ar tiesa, kad gyvenime tai yra paprasti, kuklus, kompleksuoti ir netgi spauguoti? Nu, ką čia? Pilvas tai mano pasmukęs, aišku, irgi, žinai. Aš negaliu pasakyti, kad mes kompleksuoti esame. Ne, iš tikrųjų tai čia kažkaip labai 180% kažkaip kitaip man įvardino, negu mes iš tikrųjų esam, nes jeigu mes būtume kompleksuoti ir visiškai viskam bailus, tai... Šiaip esam paprasti, iš vidaus, kaip matot, nepasikėlę. Labai keisti klausimai kol kas. Tai kažkaip įdomu. Iš išorės spaudžiantys tokias šiek tiek. Iš išorės esam kokie esam, kam pasportavę, kam mažai pasportavę. Nu, tavo bicas didesnis nei man. Ai, čia kitas klausimas. Kuri jūsų karjeros dalis ar akimirka yra maloniausia, o kuri šlykščiausia? Šlykščiausia? Kuris etapas, ta prasme? Nu, etapas arba kas karjeroje apskritai būna neišvengiama dalis, kuri labai neišvengiama. Naktis, už vairų. 5 ryto. 4 arba 5 ryto, kai užmiegi prie šviesoforo parvažiavęs į Vilnių. Tai va, čia bjauriausia. Ir dar vis vairuoju. Atsimerkia ir dar vairuoju, užsimerkia. Esu, kaip pasakyti, lūžtelėjęs prie vairų iš tikrųjų Vilniui. Aš esu lūžtelėjęs prie Klaipėdos, tada prodiuseris išgelbėjo mūsų gyvybę, grėbė. Dėl pats yra nemaloniausias dalykas, kai reikia atidaryti langą, iškišti kaip šuniui galvą, taip paputė akis, įtrauki ir užsidarai langą vėl taip 15 minučių ir vėl
Vėl varai save. Tai čia nemaloniausias dalykas. Kaip ten pradėsis išgelbė, užmigai vairuodamas? Šiaip užmigau taip ir jis kažkaip sušaukė ir griebiu už vairo, dabar tiksliai negaliu prisiminti, nes tuo momentu miegojau. Ir sakant, bet jau mes važiavom į griovį. Liko kilometras iki Klaipėdos ir važiavom į griovį ir jis griebė, taip kažkaip užšaukė, griebiu už vairo lygtais ir taip išvengiam avarijos. Gerą šturmaną turi. Taip, atrodo, kad visada miega, bet reikiamų metu jisai, kaip sakant, būna prabudęs. Na vėl apie jūsų pirmtakus klausimėlis. Maloniausias. Teisingai, maloniausias akimirkas. Jeigu jau nebedrasų. Maloniausias, tai manau, kad yra mums kaip atlikėjom, kaip grupėje, tai yra, kada mes darom solinius koncertus, kada yra žmonės ateina tik pas mus, nei kažkur, nei miesto šventė, kur ten ateina alučio pagerti, bet salinis koncertas, kada būna ir kada būna pilna salė, kada nuo antros dalies vidurio publika atsistojus ploja visą likusį koncertą. Tai va tas yra maloniausia, kada tu dažnai, kada supranti, kad tu darai kažką ne dėl nieko, dėl kažko darai ir kad tu esi reikalingas. Šiaip neseniai turėjom koncertą Panevėžyje, kur būtent antroje dalyje koncerto žmonės atsistojo ir 4 ar 5 dainas atsistojo, plojo, dainavo kartu ir tai buvo nuostabus koncertas. Labai ačiū Panevėžiui. Smagiausia ir priklauso nuo pačių žmonių, kaip jie reaguoja, kaip jie priima. Be galo yra malonus stovėti ir dainuoti ant scenos, kai žmonės tau ploja, kartu su tavim dainuoja ir palaiko. Kuris nacionalinės Eurovizijos atrankos atlikėjas jums patiko labiausiai, su kuriuo norėtumėte sudainuoti duetu gyvai, klausia Veronika? Galbūt labiausiai... Mirė gyvai. Galbūt labiausiai patiko ir mūsų buvo favoritas, tai Montvydas. Manau, buvo verčiausias. Tų balų ir jis tam ruošėsi, aš manau, ir vertas. Ir tiesiog pribrendo laikas jam matyti išvažiuoti šiais metais. Sėkmės jam atstovaujant Lietuvą. Jo, nes ne vienus metus buvo antroje vietoje likęs ir atėjo laikas tiesiog jam važiuoti. Tokį suktuką padarytumėt kaip jis? Be problemų, manau. Saltus, viską. Saltus galim, padarom. Be problemų. Nesuktukas, manau, ten įspūdį didžiausią daro jo dainuoja. Ne dėl suktukų laimėjo, ne? Manau, kad tai yra toksai prieskonėlis tam pasirodymui. Bet geras. Mes užskaitom. Gerai, kokiame mieste koncertuoti jums patiko labiausiai ir kuo tas koncertas buvo įsimintinas, klausia Inga, nežinau iš kokio miesto. Vat tikisi Inga matyt, kad pasakysim jos miestą. Inga, parašyk iš kokio miesto, tai atsakysiu. Ne, iš tikrųjų. Man asmeniškai man labiausiai iš tų, kiek mes virš metų koncertuojam kartu, labiausiai įsiminė tikriausiai koncertas Marijampolėj, praeitą vasarą, kur turėjom iš tikrųjų, pasijautėm tikrai, kad labai gerai buvo. Ir publikos, ir žmonių kiekis buvo, ir labai šiltas priėmimas. Ten buvo daug grupių, bet iš tikrųjų ten nieko taip nepriėmė kaip mūsų, man atrodo, ir labai buvo labai smagus koncertas. Tikrai. Tas smagumas ir priklauso iš tikrųjų nuo pačių žmonių, kaip jie priėmė ir ko jie ateina čia. Kaip jie nusiteikia tiesiog, ar mėgautis muziką, ar stebėti, ir įtarinėti kažko, ar ieškoti, kas blogai. Tai va, ir džiaugiamės, kad kažkaip kurį laiką jau tie koncertai yra tokie, kad žmonės ateina į koncertus pasimėgauti dainom, muzikai, o ne kažkaip tai, kaip jau anksčiau minėjęs, kad lyginti ar ieškoti, kas blogai. Gerai, dabar įsitverkite kuo stipriau į stalus. Baisiausias konferencijos klausimas, Gustė jį suformulavo. Kiek laiko dar žadate daryti gėdą Lietuvai su savo muzika? Ačiū už atsakymą, Gustė. Mums labai... Paleidau stalą. Mums labai įdomu, ką šis žmogus klauso, koks yra šito žmogus muzikinis skonis. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, arba žmogus turi skonį, arba ne. Ne, tiesiog, jei patinka... Gustė, aš galiu pasakyti taip, kad galbūt, kad mes dainuosim ir ta gėda ten buvo parašyta, ne?
Tai čia gal pasikarščiavai su tuo žodžiu, bet... Turbūt tą dieną kažkaip netakoja išlikus buvo. Bet mes dainuosim, kol žmonėm to reikės, o dabar matom, kad to tikrai reikia. Tai jeigu kažkas nepatinka, tiesiog neklausyk. Kitas klausimas. Ar vartojate anabolinius steroidus raumenims auginti, ar tiesa, kad rūkote, Vincas? Ne. Neigiam. Ir anabolikų nenaudojam, steroidų jokių, nes sportuojame visi nuo mažens ir ta prasme, aš asmeniškai 10 metų sportuoju ir einu į sporto salę, tai tiesiog kiek sportavę, tiek matote, o kažko ten nesigadinam organizmui. Aš angliavandenių ir baltymų į anabolikus nekeičiu, nes kažkaip galvoju, kad jie vis tiek sočiau sueina. O gadint savo organizmą dėl to, kad tu tam laikotarpyje nuo 18 iki 25 atrodytum puikiai, tai manau visų tų žydėjimų metų nuo 25 iki galbūt 80 neverta aukoti. Per daug brangu. Paskui ir širdys pareina, ir raumenys netie, ir viskas nutysta, kaba. Ir jau tada ir moterų nereikia po anabolikų. Taip. O rūkimas? Irgi nerūkom. Ne. 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 Nerūkom. 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 Už sveiką gyvenseną, ne? Gerai. Kiek kartų per savaitę jums tenka atlikti tokį nevyrišką darbą? Pudruotis veidus ir teptis plaukus geliu, klausė Juozas. Kodėl nevyriška? Pudruotis veidus, tai Mes patys nepudruojam, mes nupudruoja, kai nuvažiuojam filmuotis ar ten kažkas tokio. O šiaip iš tikrųjų plaukus, tai turbūt kasdieną iš tikrųjų. Kažkiek pasiformuojam šukuoseną kokią jau, išmanom, kaip pasiformuojam. 30% dienų mėnesių aš nenaudoju turbūt kažko neužtepęs ant galvos. Tiesiog ryte pasidarom su geliu panašus į žmonės ir galime eiti į lauką. Aš ne gelį, aš vašką naudoju. Vašką. Kremą. Tas vaškas. Ar ten vaškas? Feną turit kiekvienas? Ne, fenų nereikia. Ta prasme, namuose yra fenas, taip. Aš neturiu. Kartais. Fenomena. Fenomenas. Žmogus fenas. Kur artimiausias jūsų koncertas? Kada atvažiuosite į Suvalkiją, klausė Vaida. Labai greit. Suvalkyje. Netgi labai greitai. Labai. 22 dieną. Antrą dieną Marijampolėje. Marijampolėje. Welcome. Bilietai jau parduodami. 23 Jurbarke, 24 Tauragėje ir 25 Šakiuose. Ir 17 Klaipėdoje. Vakarėje. Va. Apie Dievą padainavau kažkaip susijaudinau. Bet gerai, tai gražiai. Ką veikia senoji Picasso trijulė Dainius, Dovydas, Robertas, klausė Kvilė. Dirba. Dovydas, kiek žinom, mūsų žiniomis, tikriausiai taip dabar vis dar yra, kad jis dirba Klaipėdoje viename naktinių klubų. Dainius... Administratoriumi. Aha, Dainius yra dabar, man atrodo, jisai dirba kruiziniuose keltuose. Ir turi šiaip savo šeimos verslą. O Robertas? O Robertas, kiek žinome, irgi kažkur išvažiavęs į užsienį ir dirba darbus. Jūsų klipe, aš kaip ir tu, filmavosi daug gražių moterų. Asta Valentaitė, Eglė Janskaitė, Ieva Gervinskaitė, buvusios Mango grupės narė Viktorija Perminaitė, buvusi laidų vedėja Greta Šapkaitė, net daugybė kitų, kurių nevardinsiu. Kuri iš jų jums gražiausia, klausė Donci. Oi, koks Tai mes turbūt turim savo favoritą kiekvienas. Jo, bet iš ties tai iš tų didelių kiekių merginų išrinkom tai turbūt pačias gražiausias, kurias norėjom matyti savo klipe, tai o jau kuris asmeniškai ten, kurią įsimylėjęs, ar kuris ten kažką jaučia, tai negalim išskirti. Jos savaip yra visos gražios ir nuostabios yra. Ir mes, kaip sakant, labai džiaugiamės, kad jos sutiko tame klipe nusifilmuoti. Ačiū Jums. Vyrai dažniausiai pykstasi dėl pinigų ir moterų. Pinigus jums padalyja broliai Bendžiai. O kaip dalyjatės gerbėjų dėmesį? Puikiai žinau, kad jos merginos karėsi ant kaklo, todėl ir netgi ir dėl trumpalaikės šlovės, klausė Vėra. Mes metam tą. Raz, dva, trys. Nusprendžiam, jo. Nusprendžiam, kuris kuriam.
kuris manau- kuriai. Ne, aš kad mūsų jau nurašytas. Mūsų publika iš tikrųjų moteriška, tai vadinkim tos gerbėjos, manau, kad yra kiekvienas iš mūsų turim savo kažkokį tai galbūt. Manau. Nes pakankamai esame visi skirtingi ir turim savo gerbėjų, kiekvienas dar asmeninį ratą. Tai aš manau, kad tikrai jos ten nesiplėšo plaukų viena kitai. Tas esantis dėmesys iš tikrųjų yra toks malonus, jau nėra galbūt sakyti, kad per daug, kai kiti sako, kad jau nesveikos ar dar kažkas, bet labai iš tikrųjų smagu, malonu, kad ateina gerbėjos į koncertus, kad atneša gėlių, kad ploja, būna kartu su mumis, tai reikia džiaugtis. Labai džiaugiamės, kad merginos protingėja. Ta prasme, nėra tokių klikimų labai prie scenos. Kurios su nagais kaklą paskui drasko, kai nori. Ta prasme, labai smagu. Va. Problemų sumažėjo. Taip. Sumažėjo. Ir tarpusavy dėl to tai tikrai problemų kažkaip net negalvom, nes yra kitokių problemų, svarbesnių, apie kurias reikia galvot prieš išeinant ant scenos. Tesk. Ką? Kokios problemos? Kitas klausimas. Pasimečiau. Neseniai pasirodė jūsų klipas Tyla. Rodyti gestų kalbą dainose nieko naujo. Kodėl pasirinkote tokią idėją klipui? Manau, ta daina pati, kaip pasakyti, alsavo tą tokią nuotaiką, gal nežinau, tokią aurą. Nes pirmiausiai gimė daina ir po to sugalvojom, kad galbūt ta prasme, vat, būtent ta gestų kalba ir tas socialinis tų žmonių aspektas, kad ta prasme galimas parodyti mūsų klipe ir tiesiog pasistengiam, kad ir juos parodyti ir kad jie gyvena, kad taip pat gyvena kaip ir visi. Iš ties tai buvo malonu padirbėti su šitais žmonėmis ir tikimės, kad ir jiem buvo malonu prisidėti prie mūsų klipų ir kartu padaryti tokį bendrą darbą. Atsimeni tą tylą, kaip sakos? Tyla? Aha, pat. Atsimeni gestas? Taip. Gal į kamerą ką nors galite parodyti, iš tikrųjų pasakyti. Tai mūsų dainos pavadinimas yra T, Aš neatsimenu. I, L ir A. Tyla. Ir dar taip. Ir dar taip. Jo, iš tikrųjų iš klipų dar galima išmokti. O kūnas prie kūnų, žinai kaip? Nu, tu pasakyk. Taip. Mačiau, ne? Deividai, nustebau sužinojęs, kad filmavaisi kaip Ronaldo antrininkas reklamoje. Kas čia per naujieną, papasakok plačiau. Na, iš tikrųjų, tiesiog mane pastebėjo, paskambino aktorių agentūra ir pasakė, kad Deividai, tu esi mums labai panašus į futbolininką Cristiano Ronaldo ir galbūt galėtum nusifilmuoti Besat reklamoje, kuri bus transliuojama Norvegijoje ir Švedijoje. Tai va taip, nusifilmavau ir buvo viskas gerai. Pabendravom su švedais, su norvegais. Su Ronaldo neteko. Neteko. Aš buvau dubleris, taip. Kaip du vandens kibirai. Bet panašus tikrai iš nusisukda. O koks maždaug siužetas? Aš manau, kol tas siužetas dar neišėjęs, galbūt nereikėtų dar pasakoti apie jį. Bet teko kamuolį žongliruoti galbūt. Gražiai pastovėjai gal tam. Tiesiog gražiai stovėjo, gražiai sėdėjo ir Aš mačiau. tiesiog nenoriu atskleisti tos paslapties, nes tai dar yra paslaptis. Ir kada mes tiksliai galime laukti tos reklamos? Lietuvoje ji nebus transliuojama. Taip Norvegijoje arba Švedijoje. Taip. O kada vis tiek kitų bus? Fanai išplatina. Tikslios datos, žinokit, kaip sakė, negaliu pasakyti aš jums. Nežinau, net pats. Kokia čia priemonė reklamuojama? Ką? Besat. Jie sako paketą. Besat, taip. Aišku. Pristatote savo akustinę programą. Ar ji jau padaryta čiki-piki? Galite dainuoti su simfoniniu orkestru? Čiki-piki. Man patinka tas žodis. Čiki-piki. Šnekėkit. Tai atsakykit jau dabar. Ai, čia atsakymą. Jau prisigyrėt, kad mokat jau akustiškai. Nu tai Mes šiandieną kviečiam tą žmogų ateiti į mūsų koncertą, o dabar Klaipėdoje, kaip minėjau, bus ir Marijampolėje mūsų akustinis, ir Jurbarke, ir tegul atkeliauja, įvertins,
galbūt pasakys savo nuomonę. Mes dirbam tikrai su profesionaliais muzikantais, su... Ar taip ir keliausite per Lietuvą tik su 2 instrumentais, jonika ir gitara, ar bus daugiau instrumentų? Tas Jonika kaip smažutis. Bus dar barškutis, bus 3 balsai, bus pritariantis vokalas, galbūt. Šiaip Joniką pakeisim į fortepijoną. Fortepijonas bus, tai Jonika bus pakeista fortepijonu. Bet šiaip instrumentai pagrindiniai tai bus taip. Koncertuose tose akustiniuose atliksim dainas akustiškai, realiai galim pasakyti, kad tai bus pusė programos akustiškai. Ir tai skambės žinomiausios ir geriausios Picasso baladės arba dainos, kurios buvo, kitaip pasakius, senų dainų naujos versijos, galbūt kažkokią greitą bumčiką padarėsim kaip baladę, bet čia galbūt visų paslapčių nereikėtų išduoti ir pasilikti vertinimų žiūrovam pamatyti ateiti koncertus. Visų paslapčių neišduokim, bet vis tiek. Puikiai žinot, kad skaitot komentarus internete, visi sako, nemoka jie dainuoti, nesugeba, fonogramos visur ir taip toliau. Jūsų šita programa tai bandymas įrodyti, kad tie komentatoriai tikrai nenusimano ir rašo nesąmonės. Na, dabar turim progą pabandyti ir įrodyti gyvai, čia 15 minučių redakcijai. Pavyzdžiui, tema artėjanti, suimprovizuokim. Artėjanti tema kovo 11. Taip. Kovo 8 jau praėjo, renkamės kovo 11. Ką turit šią temą akustiškai padainuoti? Mes turime savo repertuare nuostabią dainą, kuri vadinasi Europos vidury. Ir aš manau, kad Apie Lietuvą, kaip tik apie Lietuvą. Padainuosim ją dabar akustiškai. Europos vidury tarp žvaigždžių gintarų yra tokia šalis. Europos vidury tarp rytų vakarų ir tu ten gyveni. Europos vidury vakarai sugirdi, o šeima jūros ir nori būti jos dalimi. Europos vidury tarp žvaigždžių gintarų yra tokia šalis. Europos vidury tarp rytų vakarų ir tu ten gyveni. Europos vidury vakarai sugirdi, o šeima jūros ir nori būti jos dalimi. Po tokio nuostabaus padainavimo labai geras klausimas. Ar dainuodami gyvai dažnai nusidainuojate, kurią dainą įsikirsti sunkiausia? Zylė. Kasdien. Kaip didžiulis pasakė, ne per vieną filmavimą, sako, jeigu aš už kiekvieną nusidainavimą, sako, gaučiau po centą ar po litą, sako, būčiau milijonierius. Tai iš tikrųjų visi esame žmonės ir neklystat, nežinau, kas neklysta, klysti žmogiškai yra. Nėra neklystančių, taip. Netgi pasaulinio masto žvaigždės, pop žvaigždės, iš tikrųjų, žiūrint į YouTube, iš tikrųjų, matosi, kaip per koncertus jie nepataiko ir netgi dažnai nepataiko į toną. Ir tam įtaką daro daug labai veiksnių, ta prasme, tai yra ir garso aparatūra. Čia apie tos kalbant, aš manau, kad, tarsi jau ten užsienį, manau, kad tikrai yra viskas gerai iš techninės pusės, bet yra daug dalykų, kaip ir vidinės tavo emocijos, kaip ir publikos reakcija. Tai niekada koncertą gyvam nebus idealiai sudainuota taip, kaip įraše. Kadangi visi žinom, kad įrašuose visam pasaulyje naudojami ir reverberiai įvairūs, technika visą gali, bet mes tengiamės, kad tos dainos, kurias mes atliekam koncertuose, skambėtų kuo idealiau ir kuo panašiau į įrašus. Bet aparatūra turi labai didelę reikšmę, nes, kaip girdi, taip ir sudainuoji. Sudaro įspūdis, kad jūsų dėmesys neįgaliems fotosesija delfinariume tai yra bandymas užmaskuoti skandalingą praeitį, visas nuogybės ir skandalingus TV kelius į žvaigždės, guru rašo. Ką jūs į tai?
Aš niekada neatsisakėm nuogybių. Galbūt ateityje vėl kažką smoksim iš tos pusės. Bet... Vis tik oras šyla, rūbai krenta ir... Žinot, kaip dainuoji apie ten Olelę Barbę, tai tada būna blogai. Kai dainuoji apie rimtus dalykus, irgi blogai. Tai apie ką žmonėm tada reikia dainuoti, aš nesuprantu. Prasme, mes tikrai nesitaikom prie to, ko reikia. Mes darom viską iš vidaus, ką mes jaučiam, ką mes jaučiam, kad turim žinutę kažkokią pasakyti žmonėms. Iš principo muzika yra skirta tam, kad perduoti kažką. Aš nesuprantu tų žmonių, kurie ypatingai ant pop muzikos, liaudiškai tariant, stumia ir, pavyzdžiui, klauso roko, kur pagrindinės roko baladės irgi yra apie meilę, ta prasme. Ir sako, ai, ten apie meilę, nes, ta prasme, tai apie ką mes šnekam. Yra stiliai skirtingi muzikos ir kiekvienas žmogus atsirenka, kas jam patinka. Ir čia kaip dabar, aš daktaras, dėl to aš negaliu, aš dabar stumiu ant teisininkų. Reikalinga yra, manau, pagarba ir kažkoks tai, nežinau, tolerancija galbūt tam kitiem žmonėm, kurie daro kitaip negu tu. Aš manau, jeigu nesi tos srities žinovas, tai tiesiog kartais galima ir patylėti. Ir daugybė aš tų matęs esu atveju, kada žinot, aš juos vadinu snobais, kurie klauso, neminėsiu atlikėjų, bet vadinkim alternatyvios muzikos Lietuvoje, nors irgi yra užsienį tai būtų pavadinta pop muzika. Ir kada jie išgeria čerkelę ir klauso radžio arba cicino. Nu, to prasme, tai... Labai greitai pasikeičia skonis. Tai, kaip sakant, iš šaknų neišsirausi. Ką turime, tą turime jau. Išsirauk ir eik. Tai čia dėl to, tai... Visiems neįtiksi, ne? Ne, tai gali kabinėtis prie bet ko, ta prasme. Jeigu nori, tai prikibs ir prie stulpų, tai čia yra labai geras posakis. Aš dabar tai pagalvojau, ar čia užrašas yra grupė Picasso Facebook. Dabar galim pakviesti visus žmonės, kurie dar nėra mūsų draugai, tai prisijunkit mūsų Facebook, kaip ten profilyje, puslapyje, tinklapyje, grupė Picasso. Palaikinkit. Jo, ir palaikinkit, būsit mūsų draugai ir galėsit matyti visą informaciją, naujausias dainas ir visą kitą ir galėsim susirašinėti. Koncertų grafikai, kada mes kur koncertuojam, viską tenai matysite. Pakonsultuosit, kaip tapti grupės nariu. Davidų nuotraukos. Tomo ir Haro. Aš manau, kad svarbiausia, jeigu nori tapti grupės nariu, tai reikia labiausiai už viską norėti ir galėti, aišku. Aišku, ir labai dirbti. Ir siekti, jo. Mokintis labai. Darbas, kiek ten 10% talento ir 90% darbo. Visos europinės dainininkų grupės kada nors išyra, o bent vienas jų narys tęsia solinę karjerą. Tarkime, Robis Williams. Kuris iš jūsų yra Robis? Gal Davidas, kuris jau bandė dainuoti vienas, klausė Asta. Tai bandė dainuoti taip pat ir Haroldas. Ir bando, ir dabar dar dainuoja. Mes ir bandom, ir toliau dainuojam, turim atskirius projektus. Bet aš nežinau, galbūt negalėtume lyginti, kuris Robis, kuris ne Robis, nes Robis yra Robis. Ateitis parodys, manau, kas nei vienam nėra trukdoma daryti solinių karjerų už mus. Tai čia tas pliusas didelis ir kol kas mes su Davidu tai darom. Ateitį žiūrėsim. Liksim dainuot, ar neliksim. Kuris bus tikrasis Robis? Na, Gal 3 Robai bus. Šitas, kuris narkotikus pradės vartoti, žinot, tas Robis ir bus. Haroldas yra raštingiausias Picasso narys, jis puikiai pasirodė lietuvių kalbos konkurse švari kalba. O kuris iš jūsų yra stipriausias vokalo prasme ir raumenų masės prasme, klausė Vika. Kažkaip niekada nematuojam tokių dalykų. Nematavom iš šiol tai. Tai nežinau. Nėra tokio gal kaip ir mato tam. Nėra ir jo kaip nustatyti. Nei ta. Čia jau nežinau, tu raštingiausias tarp žinomų žmonių, tai tu raštingiausias, tai nustatė ten, žinai, su raudonu tušinuku braukdami tau klaidas. O čia aš nežinau. Čia reikėtų muštis ar... Ne, bet čia muštis irgi jau kita šaka, supranti, jau čia arba karate, arba dar ten kokie, žinai. Nata kokie testą. Pavyzdžiui, gal vienas ant bokso, kitas ant karačiaus geriau eina. Čia jau irgi. O balsus irgi gal... Kitas kulverstį geriau daro.
kaip sako. O gal vienas kokią natą tęstų ilgiau, bet užtat grybą pjautų, o kitas švariau, bet gerai padarytų. Nu, čia irgi vat. Teisingai. Ane? Teisingai. Mhm. O raumenų masė? Nu, tai čia užlipiant svarstyklių ir matas, bet neaišku, ar ten tik raumenų masė. Gi būna, pavyzdžiui, mano smulkus kaulai. Gal bus tas stambesnė, pavyzdžiui. Kiek Čia to ūgiai, momentų jo. rūbų apsirengęs, kiek rodo Ūgiai svarstyklių. viską, pavyzdžiui. Koinės toros, plonos. Vilnonis, ne Vilnonis. 100 gramų plius minus ir jau. Su kepurė, be kepurės. Tai manau, kad šitokių nustatyti dalykų nelabai reina. Gerai. Haroldo mama reikalavo atvesti Marčią ir kuo greičiau. Ar pavyko? Jau juokinga. Kol kas ne, bet... Koks tavo adresas, kad laiškas rašyti pradėti? Tai manau, kad žmonės... Aš laiškai neįdomu yra. Ta prasme, e-mailą. Ai, tai va, tai kol kas dar nėra Marčios, bet kandidačių yra. Mes irgi tas vestuvės norim, tai negalvokit, kad jį tik mama spaudžia. Mes irgi spaudžiam. Norim gero baliaus. Čia labai daug ir neišsiplėsiu tą temą kažkaip gal ką pasakyti. Paieškos vyksta. Su kiaulėm ant laužų dažnai. Ar jūs jau subrendę ne tik pasimylėjimams, bet ir meiliai, kuris suteikia sparnus ir gimdo vaikus? Aš dar nesimylėjau. Tai nežinau, kaip jūs. Manau, Nu, kad rimtai. aš asmeniškai tai jaučiuosi tam subrendęs, aišku, kiek galima lakstyti laukais ir kloniais. Aš manau, irgi esu subrendęs, bet galbūt apie vaikus dar šiek tiek palūkėsime. Ir nes kažkaip vis tiek norėsi, jeigu bus vaikai, turėsi visą laiko visą didžiąją dalį, turėsi skirti jiems ir tiesiog nebeliks kada dainuoti ir taip toliau. Tai dėl to dar dabar nelaikas. Aš iš ties nežinau, ar aš visiškai subrendęs tam, bet dar kol kas nesijaučiu tokiu pamatu padėjęs, kad galėčiau kurti šeimą. Kad galėtų pas mane šeimoje atsirasti vaikai ir panašiai, bet nesakau, kad to nenoriu, nes... Tomas jauniausias dėl to darė. Nes tikrai gerai, ta prasme, nežinau kaip pasakyti, su mokslu susidūręs, kai reikia bendrauti su vaikais ar juos prižiūrėti, pats užauginęs 2 pusbrolius, tai man patinka vaikai, tai pats savo tikrai norėčiau turėti. Baigdamas konferenciją noriu palinkėti, kad jums patiktų viską, ką daro ir kad tikėtume tuo, ką daro, tada bus rezultatas labai geras. Ačiū, kad buvo čia su mumis ir gerų jums kūrybinių pasiekimų, akustinių. Ačiū. Ir jums.